Ačiū, pirmininkė. Kolegos, kai pamačiau pono Andriukaičio pavardę ir šitą teikimą, atvirai kalbant, nustebau. Todėl, kad pirmiausia, nežinau iš Seimo ir iš Lietuvos politikų labiau antinatiškai nusistačiusio žmogaus per visą savo politinę karjerą. Ta gali paliudyti daugybė jo pasisakymų Seime, kai mes priminėdavom atitinkamus dokumentus. Aš manyčiau, kad šita premija būtų devalvuota, todėl kad Andriukaitis pradėjo savo darbą kaip Europos komisaras, sudarydamas atskirą susitarimą su Rusija, kuris leido tuometiai, tai buvo 2015-2014 metai, vyko agresija prieš Ukrainą, leisdamas Rusijai pačiai rinktis, kurią valstybė iš ES gali proteguoti, importuodama, leisdama importuoti maisto produktus. Vėliau pati komisija pripažino, kad toks sprendimas skaldo ES valstybių vienybę ir tai buvo atšaukta. Dar daugiau, tikriausiai visi žinome 2008 metų garsėje Prahos deklaraciją, kurią pasirašė ir tokie iškilūs asmenybės kaip Vaclavas Havelas, Vytautas Landsbergis, tų nekelama britų politikai, prancūzų politikai. Esmė tos rezoliucijos, kad ten buvo sulyginti ir pasmerkti abu totalitariniai režimai, komunistiniai režimai ir nacistiniai režimai. Tačiau tuo metu ponas Andriukaitis iškart po šito organizavo naują dokumentą, kurį pasirašė beje ir europarlamentarai Justas Paleckis, tada Vilija Blinkevičiūtė, ponia Vėsaitė, Algirdas Sysas, ponas Sabatauskas, kur atmetė kritiką stalinizmui ir komunizmui, vadindami, kad negalima lyginti nacizmo ir komunizmo, kad atseit nacizmas buvo baisesnis. Tai aš manau, kad tokia pozicija iš vis nusipelno rimto pasmerkimo, o ne aukščiausio Seimo, Lietuvos valstybės Seimo apdovanojimo. Ponai, jeigu turime nors kiek savigarbos, nebalsuokime už šitą nutarimą, juoba, kad jis labai nekorektiškai pateiktas. Dvi pavardės, negalima balsuoti atskirai. Siūlykime, balsuokime atskirai už kiekvieną kandidatūrą tada. Ačiū. Kolegos, tie, kurie balsavote už, aš manau, padarėte šitą apdovanojimą niekiniu. Ir ateityje nežinau, ar save gerbęs žmogus galės priimti tokį apdovanojimą. Ponai, atsikvošėkit, jeigu nežinot istorijos, tai įsigilinkit į ją. Ir prieš teikdami kandidatūrą. Jūs dabar balsavote kaip koalicijos partneriai, bet čia yra Seimo, viso Lietuvos atstovų apdovanojimas. Jūsgi padarėte jį partiniu apdovanojimu. Ačiū gerbiamam Audroniui.